Sveiki, gyvi, kviečiu žiūrėti svarbiausių savaitės naujienų apžvalgą. Paskutinė savaitė krepšinio atžvilgių buvo labai intensyvi. O ją spalio 17 pradėjo Kauno Žalgiris, žaidęs pirmąsias Eurolygos dvigubos savaitės rungtynes su Madrido Real ekipa. Čempionų titulą ginantys Madrido krepšininkai įrodė savo pranašumą 93-79, o kauniečiai patyrė pirmąjį šio sezono pralaimėjimą. Kauniečiai šioje dvikoje vertėsi be Arno Butkevičiaus. Puolėjai prieš pat rungtynes sukilo temperatūra. Leptinga dvikovoje tapo ketvirtojo kėlinio pradžia, per kurią Real spurtavo 10-0 ir nugalėtojo klausimas buvo išspręstas. Į rungtynes su Vitorijos Baskonyje persikelsime netrukus, o dabar trumpam pažvelkime, kaip sekėsi Panevėžio Lietkabeliui Europos taurės išvykoje į Ulmą. Deja, bet Roberto Štelmacherio auklėtiniai neatsilaikė prieš varžovų atakas ir patyrė triuškinantį pralaimėjimą 74-99. Dėl čiurnos traumos šiame susitikime Lietkabelio gretose negalėjo padėti Deividas Sirvydis. Lietkabelio gretose rezultatyviausiai žaidė 13 taškų pelnęs Gediminas Orelikas, 11 pridėjo Paulius Valinskas, 10 Gabrielius Baldūnas. Spalio 25 dieną panevėžiečiai namuose pabandys iškovoti pergalę dvikovoje su Trento Dolomiti Energija ekipa. Apie šią dvikovą papasakosime kitos savaitės laidoje. O dabar nusikelkime į Prancūziją. Dižono mieste savo kovas FIBA Čempionų lygoje pradėjo Vilniaus Rytas, kovodovas su vietos JDA ekipa. Pirmoje dalyje sostinės krepšininkai atrodė tarsi nesavi ir jau po 2 kėlinių atsiliko triuškinančiu rezultatu. Tačiau po pertraukos sostinės ekipa pradėjo žaisti visai kitokį žaidimą ir ketvirtajame kėlinyje komandas vieną akimirką skyrė viso labo 2 taškai. Tačiau rungtynių pabaiga sėkmingiau priklausė visas rungtynes pirmavusiam Dižono klubui. Pastarasis ir šventė pirmąją sezono pergalę rezultatu 87-83. Rytui ketvirtasis sezonas FIBA Čempionų lygoje prasidėjo nesėkmingai. Pirmosios pergalės sostinės krepšininkai turės paieškoti dvikovoje su Patru Prometėjo klubu spalio 31-ąją. Tuo metu Europos taurės turnyre antrąjį pralaimėjimą paeiliui patyrė Vilniaus Vulfs ekipa. Ji neatsilaikė po pratęsimo ir patyrė skaudžią nesėkmę prieš Badalono Žuventud ekipą 98-107. Rungtynėse Ispanijoje Vulfs komanda vertėsi be 3 savo krepšininkų, tai Adas Juškevičius, Arturas Žagaras ir Jeffrey Tayloras. Nepaisant to, Vilniaus krepšininkai buvo labai arti vienos skambiausių pergalių per neilgą komandos istoriją Europos taurėje. Deja, jos pasiekti nepavyko ir viltys atidamos į kitą savaitę ir į rungtynes namuose Vilniaus Savijas Solutions Group arenoje su Stambulo Bešiktaš. Tačiau pralaimėjimas ne vienintelė bloga naujiena Vilkų gretose. Arturui Žagarui nustatytas vidinio šoninio raiščio plyšimas. Prognozuojama, kad gydymas ir reabilitacija geriausiu atveju užtruks mažiausiai 5 mėnesius, o tikslesnė informacija paaiškės operacijos metu. Tai reiškia, kad Latvis negalės rungtyniauti iki sezono pabaigos. Vilkų ekipa pradėjo ieškoti pamainos Latviui. Pasak Donato Savacko komandos vieno iš vadovų nuolat stebime žaidėjų rinką. Ir jei pasitaikys koks įdomus variantas, jį svarstysime. Dabar keliaujame į Vitoriją, kur antrasis dvigubos Eurolygos savaitės rungtynes spalio 19 žaidė Kauno Žalgiris. Kauniečiai išvykos rungtynėse pataikė net 14 tritaškių iš 21 ir palaužė varžovus 99-82. Tai buvo trečioji pergalė, kurią Žalgiris pasiekė šio sezono Eurolygoje ir kauniečiai kol kas žygiuoja turnyro lentelės viršuje. Nuostabų pasirodymą šiose rungtynėse surengė Žalgirio australas Brady Medikas. Su Larry Birdu lyginamas australas įsirašė įspūdingą dvigubą dublį, pelnė 17 taškų ir atkovojo 14 kamuolių. Jo sąskaitoje 5 taiklus tritaškiai iš 5. Rezultatyviau už jį žaidė tik latvis Roland Šmits, pelnęs 21 tašką. Po savaitės kauniečiai pratęs kovas Eurolygoje namų rungtynėmis sausakimšoje arenoje. Į Kauno spalio 27-ąją atkeliaus Valencijos krepšininkai. O šią džiugią datą mes baigiame dar vieną krepšinio savaitės laidą. Ačiū visiems esantiems kartu.